Labadiena. Ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją. Eterėje ir gyvenime nauja diena. Laidoje šiandien kalbėsime su Remigiju Žemaitaičiu, kontroversiškuoju politiku, užėmusiu 4. vietą prezidento rinkimų pirmajame ture. Tačiau nedalyvaujančiai su savo įsteigta partija Nemuno aušra jau šį sekmadienį vyksiančiuose Europos parlamento rinkimuose. Labadiena, ponė Remigijau. Labadiena. Na tai galbūt nuo to ir pradėsime. Sakykite, kodėl nesiryžote dalyvauti Europos parlamento rinkimuose? Galbūt dėl to, kad nesitikėjote sulaukti tokio didelio palaikymo prezidento rinkimuose? Ne, tai pirmiausia, su nauja diena reikėtų sveikinti Nemuno aušrą ir su vasaros diena, jau 3 diena vasaros, labai gera. Tai ne, mes priėmėm sprendimą sąmoningai, protingai, nes kada rytų Europoje arba mūsų krašte, tai yra Lenkijoje, Latvijoje, Lietuvoje mes turime pusiau karinį konfliktą, jeigu galima pasakyti, mes turime ekonominę stabilumą. Tai man yra gėda, kai partijų lyderiai bėga kaip žiurkės įskęstančio laivo į Europos parlamentą pasišildyti geram atlyginime, geroje išmokoje, o nelieka kartu su lietuvių tauta šitame sunkiame laikotarpyje. Tai mes kategoriškai pasirinkom tokį variantą, dar gruodžio mėnesį buvo dar toks svarstymas, sausio mėnesį, vasario mėnesį iš kai kurių valdybos narių vis dėlto buvo pasiūlymas, gal vis tiek reikėtų dalyvauti, gal galim 2-3 kokias politinės jėgas pamėginti sujungti. Žiūrėkit, sakau, labai prastas dalykas. Jeigu vis tiek natūralu, kad tikėtina, kad mane išrinks į Europos parlamentą. Tai ką aš rudenį apsimetinėsiu ir laikysiu kvailiais žmonėmis, žiūrėkit, aš dabar pabūsiu Europos parlamente, po 3 mėnesių aš eisiu čia į Seimą, jeigu aš netapsiu premjeru arba premjerė, aš liksiu Europos parlamente. Tai man jau to melo jau pakankamai daug per tiek metų, kiek aš dirbu Seime, o jame dirbau, tiksliau reikėtų sakyti, iki gegužės 2 dienos 16 metų, tai man ta veidmainystė, apgaulystė, man jinai buvo jau čia vastovi. Tai mes priėmėm tokį sprendimą, ruošėme stipriai Seimo rinkimams ir prieš jums ateinantį laidą, kaip tu turėjau mini valdybos posėdį, tai dėliojom vienmandatininkus, dėliojom sąrašą, pradėta rinkiminė programa, kuri buvo išdėliota per prezidento rinkimus ir po biškį mes važiuojam. Dar kartą sakau, man yra gėda už tos politikus, kurie iš tikrųjų, bėga. Jeigu mes pasižiūrėsime, dabar vyksta miestų miestelių šventės, šeštadienį vyko Marijampolėje šventė, kur vienas žmogus, kuris prikenkė Lietuvai per 5 metus dirbdamas Europos komisijoje, žaliasis kursas, ūkininkai smaugiami akcizai, automobilinis mokestis ir panašiai, ir jisai drįsta eiti į Europos parlamentą ir apsimetinėti tokiu, aš čia maždaug nieko nepadariau, bet jeigu išrinksit mane į Europą, aš dar kažką jums nuveiksiu, tai aš nežinau, kaip žmogus ir kaip visuomenė gali už juos aplamai balsuoti. Tai manau, kad politikai dėja šį kartą po 5 metų, gal jeigu situacija geopolitinė bus Lietuvoje kitokia, ekonominė situacija gal irgi Lietuvoje bus kitokia, tai matyti jėgas galėsime atmėginti. Tarp kito ko, pirmą kartą per savo politiko karjerą neinu į Europos parlamentą, nes prieš tai, kurie buvo Europos parlamento rinkimai, visą laiką įdom, bet Lietuvoje nebuvo jokių ar ten karinių, ar ekonominių kažkokių tai sudėtingų momentų. Tai kaip žinia, vis tiek turėsime įsirinkti atstovus, kurie atstovaus šalį Europos parlamente. Tai jūs nematote savęs šioje pozicijoje? Ne, aš vis tiek eisiu balsuoti, nes pareiga mano yra, aš puikiai tą žinau, bet aš esu aiškiai pasakęs, kad aš tikrai nesiruošiu balsuoti už konservatorius, kur buvo Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius ir Mažylis, kur 3 tinginiai sėdėjo Europos parlamente ir jeigu pažiūrėsite jų darbo suvestinę per 5 metus, nesugebėjo praktiškai nieko nuveikti, nieko nepadaryti, nors buvo motininiai partijai, konservatorių partijai, kur yra valdančioji daugumoji ir Europos komisijai gali turėti pakankamai didelį įtaką, tai faktas už tokią negali balsuoti. Auštrevičius, tai matyti toks smulkus mažas žulikėlis, kaip aš jį dabar vadinu, tai savo patarėjų kažkokiais tai ryšiais, neryšiais per medijos fondą ten bando skirti kokią labdaringą pinigų ten sumą už nevatai žurnalistinius tyrimus, kur vėlgi apart deklaracijų, apart rezoliucijų daugiau nieko mes nematėme. Socialdemokratai numatos tikrai, kad Vilija Blinkevičiūtė žaidžia žaidimą, nei jinai čia į tą Lietuvą eis, nei jinai bus, nei jinai čia nori, jai patinka sėdėti Europos parlamente ir jinai tikrai tenais bus. Tai valstiečiai padarė rekuracijas, pakeitimus, kad vietoj nustumė Bronių Ropę visiškai į šoną ir pastato Aurelijų Verygą už tai, kad jis užleido Ignui Vėgėlei einant į kandidatus į prezidentus. Ar verta balsuoti ir verta balsą atiduoti, manau, kad politiniai partijai neturėtų būti taip, bet svarstytumėm. Ir yra keletą kitą politinių grupių, už kurias gali būti balsuojama. Bet aš manau, kad šiandieną šį kartą Lietuva gali iškrėsti dar vieną šposą. Ir kažkodėl aš kuo labiau kalbuosi su žmonėmis ir tą aš matau,
kad didžioji dalis žmonių sako, ai, balsuosime specialiai už Lenkus, kad konservatorius parzintų. Tai vat man bus labai įdomu pamatyti, ar iš tikrųjų Lenkų rinkimų akcija Valdemaras Tomaševskis surinks perės tos 5% su biški, kad gautų, truputėlį atsiprašau, kad pereitų ir gautų vietą Europos parlamente. Gerai, dabar truputėlį atsiribojant nuo Europos parlamento rinkimų ir kalbant apie jūs, nėra čia ko vynioti žodžių vatą, nors prezidento rinkimuose, debatuose per rinkimus, daugelį politologų nustebinote tuo, kad palaikote Lietuvos gynybos ir užsienio politikos testinumą, vis dėlto jūs ir jūsų partija Nemuno aušra laikomi vadinamaisiais nesisteminiais politikais. Ar galėtumėte argumentuoti, kodėl taip yra? Mes esame politikoje, aš esu politikoje nuo 2000 metų. Buvau šalia tos politikos, kol išėjau dirbti teismą. Po Vilniaus antro apylinkės Vilniaus apygardos teismo aš išvažiavau į Europą dirbti ir po to 2009 metais grįžau jau kaip Seimo narys iš Europos parlamento. Tai visą laiką aš buvau tas, daugelis gali esat pamiršę, 2000, kada buvo stojimas iš Europos Sąjungą, čia sėdė šitas žmogus prieš jumis, kur vyriausių rinkimų komisijai buvau Zenono Vaigausko patarėjas teisės klausimais ir buvau atsakingas būtent už stojimą Europos Sąjungos, už referendumą. Ir kada nacistas, fašistas, kaip mes jį tada vadinom, Laurynas Kasčiūnas, organizavo piketus prieš Europos Sąjungą, man buvo labai keista ir aš jau tada buvau užsifiksavęs šitą žmogų kaip murzininką ir antivalstybininką ir praėjus 15 metų, daugiau kaip 15, vos ne 20 metų šitas žmogus yra paskiriamas krašto apsaugos ministru. Tai jau kas jau didžiausias euroskeptikas arba didžiausias euro kaip čia nemėgėjas, tai yra Laurynas Kasčiūnas. Na, kai mane bandė vadinti euroskeptiku, tai kažkodėl tai AfD atstovus sėkmingai priminėjo Laurynas Kasčiūnas Seime ir konservatorių partija. Ir kažkodėl nekalbama, kad konservatorių partija yra labiausiai antieuropietiška, jeigu tai pasižiūrėsime. Tai dėl NATO. Na, tai supraskite, aš buvau NATO delegacijos vadovas. Tai aš NATO vidų arba NATO politinę sistemą pakankamai gerai žinau, nes vis dėlto būti valstybės Lietuvos, aš buvau atstovas nuo Lietuvos ir buvau delegacijos vadovas visą tą kadenciją, tai aš žinau procesus, aš žinau, kiek NATO yra svarbi ir kokia reikšminga, aš žinau, kiek NATO yra neveiksminga, prasme, kad politiniai sprendimai yra priiminėjami pakankamai ilgai ir mano gal kardinali retorika NATO atžvilgiu yra paremta tai faktas, tai yra politinis sprendimas, kad NATO valstybė atvažiuotų gintų Lietuvą kariniam konflikte su Rusija, mums užtruks 3-4 mėnesius. Kad būtų priimtas sprendimas. Lygiai taip pat aš matau dėl Ukrainos neveiklumo. Tai taip, dėl to visi galvoja, kad va čia kažkoks Žemaitaitis yra baubas, bet aš nesu baubas. Jeigu aš sakiau, kad Abramsai tai niekam tikė ir galim iš šiukšlyną išmesti šitą techniką, tai sakė Žemaitaitis yra melagis. Na, taigi dabar tą Abramsus išmėgino Ukrainos kariuomenė ir jau pradėjo vis dėlto sakyti, kad tai yra liaudiškai, angliškai kalba, tai yra bullshit, ne? Tai yra visiškai nereikalinga sistema, tai kaip dabar ir ukrainiečiai antiamerikoniški. Kai aš sakau, kad Patriot sistema yra nefunkcionali ir negebanti apginti visos sistemos tokio, kiek reikia, ir mes turime apie Air Drone šnekėti, mes turėtumėm šnekėti apie modernę techniką, tai reiškia, kad Žemaitaitis yra kremlinis, ne? Nors realiai aš kalbu tai, ką jį reikės daryti. Ir praėję metam dviem dažniausiai mūsų sistema tą dalyką daro. Dėl pačios Europos Sąjungos. Aš nesu euroskeptikas, aš tik tai sakau, kad neturi būti panaikinta veto teisė, nes jeigu jūs panaikysite veto teisę, daugetas valstybių susirenka ir priima sprendimus, kurie gali būti nepalankus pačiai Lietuvai, na, tarkim, žalio kurso gyvenimas, atominės elektrinės nevystymas ir panašiai. Tarkime, prisiminkit, vokiečiai susitarė, kad reikia Lietuvoje uždaryti atominę elektrinę, todėl kad jie susitarė su rusais, kad mumis pastatys ant dujų adatos. Tai kas buvo tas 2009 metais ir 2013 metais, kada buvo Švedijoje konferencija ir pirmas pasakė pranešimą, kad tai yra pražūtingas. Tai aš dabar tą savo pranešimą ištraukiu ir rodau kaip įrodymą. Tai, o kodėl tuo metu politikai tylėjo? Visi tylėjo. Kubilius net dviratukas suko į Baltarusiją ir tarp kitoko 2009 metais gruodžio mėnesį jis pritarė Astro elektrinės statybai. Tai užsiminėme truputėlį, palėtėm ir užsienio šalių klausimą. Tai visai neseniai Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas šiomis dienomis paskelbė ketinantis burti nesisteminius politikus. Kokia jūsų nuomonė būtų apie šį žingsnį? Žiūrėkit, Orbanui yra rinkimai visų pirma. Jūs supraskite, jo visą... Pamėginsiu šiek tiek paaiškinti. Žinau Orbano iš vidaus pakankamai gerai, nes jų atstovas irgi tuo metu buvo NATO atstovybei, kaip ir Čekijos labai gerai žinau, Lenkijos labai gerai žinau, nes
tekdavo labai daug ir bendrauti, ir dirbti, ir neformaliuose aplinkose. Žiūrėkite, kaip ir Amerikoje vyksta vidaus rinkimai. Pas Orbaną vyksta rinkimai. Orbanas šiandieną išgyvena tam tikrą tektoninį lūžį, kur gali prarasti rinkimus. Jeigu jis dabar pralošia rinkimus Vengrijoje, pralošia Europos parlamento rinkimus, automatiškai jo karūna krenta. Budapešto meras, liberaliųjų pažiūrų, jo žmona labai žinoma žmogus, vaikų gydytoja, ginekologė, labai įsilavinę šviesų žmonės, jam lipa ant kūno. Prieiti rinkimai, ten kažkeletą procentų, dabar bijau, reikėtų patikrinti, vos jis nelaimėjo. Tai jisai bando sakyti, kad jis yra nesisteminis. Kaip jisai gali būti nesisteminis, jeigu jisai yra Vengrijos politikoje 30 metų? Ką tai reiškia nesisteminiai politikai? Tai nereikia imti Orbano už pagrindą kaip jo pasisakymus. Aš jo neimu visiškai, kai buvo blokuojamas paketas dėl Ukrainos, prisiminkite, vėlgi mano ten tie skandalingi pasisakymai, kur sakė, ką čia maždaug Žemaitaitis kalba. Bet Žemaitaitis dėl Vengrijos buvo teisus. Aš sakiau, Vengrija tol šantažuos Europos Sąjungą, kol gaus tos RRF pinigus. Tai jinai ir gavo. Mes likome, kaip sakant, pliki basi. Tai galima tos, ką reiškia sisteminės, nesisteminės partijos. Konservatoriai irgi buvo kažkada nesisteminė ir Seimo nutarimu konservatorių partija yra pripažinta teroristinė organizacija Lietuvoje. Tai jinai sisteminė ir nesisteminė. Tai man tai čia tas irgi Lietuvoje skirstimas į sisteminius, nesisteminius. Tarkim, ėjo į rinkimus Ignas Vėgėlė, ne kolega mano. Sako, aš būsiu nesisteminis kandidatas. Kaip tu gali būti nesisteminis kandidatas, jeigu tu prieš tai 10 metų buvai Krikščionių demokratų partijos narys? Tai come on, tai apie ką mes išnekam? Tai tas pats Eduardas Vaitkus, jisai sėkmingai buvo viceministrų darbo partijai. Tai kaip tu nesisteminis? Tai esi sisteminis. Jeigu tu jau dalyvauji politikų, jau tu reiškia, tu tai sistemai priklausai. Aš čia tokios nuomonės, aš gal politologai gal kitaip turiu, nežinau. Ir mūsų pokalbio laiko jau baigiantis, dar truputėlį norėčiau apie jūsų ir jūsų partijos planus pakalbėti. Tai pasitraukite iš Seimo, tokiu būdu išvengdamas apkaltos, kaip žinia, ir išsaugodamas galimybę dalyvauti Seimo rinkimuose, kurie jau vyks visai netrukus. Ar tai, sakykite, buvo jūsų sąmoningas sprendimas? Pasitraukti Seimo taip, nes kadangi mane išrinko Šilalės Kelmės žmonės, už mane balsavo 10 000 žmonių, kodėl keli šarlatanai sėdintys Seime, kurie bandė su manim susidoroti, turi priimti sprendimą. Kodėl 8 Konstitucinio teismo teisėjai, kurie nevertina teisinių požiūrių ir teisinių dalykų, jie priima politinį sprendimą įtakoti tų žmonių, kuriuos paskyrė. Taigi Viktorija Čmilytė Nilsen paskyrė Konstitucinio teismo teisėjus, prezidentas paskyrė Konstitucinio teismo teisėjus, Seimas paskyrė valdančioji dauguma. Tai ką jūs norit pasakyti, kad koks generalinis prokuroras arba kitas įgaliotas prokuroras arba teismas priims kitokį sprendimą? Nebejokinkime, mes gyvename ne tokioj teisiniai valstybei, kokioje mes įsivaizduojame. Tai aš būdamas teisininkas ir žinodamas politinę konjunktūrą, kokia yra Lietuvoje, aš priėmiau sąmoningą sprendimą, kad reikia pasitraukti man šiandienį Seimą, nes akivaizdu, kad norima susidoroti su manimi ir geriau jau dalyvauti rudenį rinkimuose ir parodyti jiems, kad ne jie vadovauja, kad tauta sprendžia, ne jie mane išrinko, jie ne mane turi atstatydinti. Ir čia yra geras pavyzdys priimti mano įstatymo projektą, kur buvo mano rengtas kažkada tai, kad nereikia apkaltos būdu, jeigu Seimo narys pasitraukia, jo vietą užima sekantis Seimo narys, kol pasibaigs visos instancijų grandies teismų sprendimai, kaip ir Vytauto Gapšio atveju. Tai bet kažkodėl tai to nenorima ir nedaroma. Na ir dar rezumuojant mūsų pokalbį, tai grįžtant trumpai prie vidaus politikos, kaip manote, jeigu socdemams pavyks nuskinti pergalę Seimo rinkimuose, ar ilgai truks jų ir prezidento Gitano Nausėdos draugystė? Ne, tai jau dabar jinai šiek tiek trukinėja. Tai akivaizdžiai parodė, kad Vilija Blinkevičiūtė vadovauja prezidentūrai. Tai jau akivaizdžiai mes puikiai tą matom, kad Vilija Blinkevičiūtė groja pagrindinius smuikų prezidentūrai, nurodymai pareina iš socialdemokratų partijos. Prezidento patarėjai, akivaizdžiai matosi, kad tikrai paklūsta socialdemokratų kažkokiem tai įnoriams pasisakymam, nes dabar vyksta prezidentūros komunikacija paskui Viliją Blinkevičiūtę. Aš dabar taip vadinu, kadangi aš buvau keletą dienų savaitėlio atitrūkęs nuo Lietuvos įvykių, tai sėdėdamas Ispanijoje, tai buvo labai smagu man žiūrėti šalies tos procesus. Tai jeigu socialdemokratai pasako vieną, tai prezidentūra po 2 dienų tą patį atkartoja. Tai mes matome, kad aiškiai formuojasi prezidentūrai socialdemokratų rinkiminis štabas, bet tai nėra blogai, nes prezidentas yra tikrai dėkingas socialdemokratam už paramą, kaip ir Ignas Vėgėlė valstiečiams, nes jeigu jie nebūtų gavę tų paramų, klausimas, kokie ten tie rezultatai būtų buvę. Ar socialdemokratai gali laimėti rinkimus, aš nebūčiau toks užtikrintas, kaip jūs kad kalbate, nes konservatoriai jų pagrindinius lyderius sudegino.
jų sudegino. Jeigu Mindaugas Sinkevičius buvo iš tikrųjų gabus žmogus, kuris galėjo tapti, kandidatuoti į premjerus, jo nebeliko. Gintautas Paluckas jis negali kandidatuoti, nes irgi teistas korupciniai byloje pagal aukščiausio teismo sprendimą yra nuteistas. Automatiškai mes jau nebeturim. Duchnevičius iš vis nebesusipratimas, kas yra, nes jam tik rūpi santuokas daryti Vilniaus rajone. Vilija Blinkevičiūtė nebeina, tai ką mes turim? Mes neturim Liną Junauską, vienintelis, kuris gali vesti partijos sąrašą. Tai, tai labai viskas susidėlioja. Tiesiog reikia pragmatiškai, ramiai susidėlioti tai, kokie yra socialdemokratai ir kalbėti, kad jų pergalė gali būti triuškinanti, aš žinokit labai bijočiau. Gerai, taip, mūsų pokalbio laikas baigėsi, ačiū Jums labai, su mumis studijoje buvo Remigijus Žemaitaitis, o dabar eteryje trumpa pauzė, netrukus grįšime. Tęsėme laidą Nauja diena. Šiandien Sąjūdžio metinės. Tiksliau pasakius, prieš 36 metus Mokslų akademijoje buvo įsteigta Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Naujos dienos studijoje vienas iš Sąjūdžio iniciatyvinės grupės steigėjų Alvydas Medalinskas. Labadiena, ponia Alvydai. Labadiena. Na tai mūsų pokalbį norėčiau pradėti galbūt tokiu kitokiu truputėlį klausimu, labiau asmenišku. Tai prieš paklausant apie Sąjūdžio iniciatyvinės grupės įsteigimo metinės, norėčiau užduoti labai tokį, kaip ir minėjau, asmeninį klausimą. Niekuomet netapote profesionaliu politiku, nebuvote nei Seimo nariu, nei premjeru. Kokios priežastis tai lėmė? Seimo nariu teko būti, bet iš tikrųjų faktas yra tas, kad kai ir buvau Seimo nariu, aš buvau labiau visuomenininkas. Tas yra faktas, tai čia jau neišpjausi iš savo biografijos ir savo įstikinimo. Šiaip visą laiką esu Sąjūdžio žmogus ir tą labiausiai juntu. O visa kita man visą laiką atrodo, kad daryk tai, kas yra tuo metu svarbu. Tai jeigu mes kalbam apie Sąjūdžio gimimą, bus pats svarbus faktas, kad Sąjūdis gimtų ir dėl to teko pridėti ranką, ta prasme būti vienu iš to organizatorių šitos Birželio 3 dienos, kuri, manau, labai teisingai Lietuvoje yra paskelbta Sąjūdžio diena. Tai ne šiaip Sąjūdžio 36 metai sukako, bet iš tikrųjų po kurio laiko vis dėlto pavyko įtikinti mūsų valdžios žmonės, kad tai būtų paskelbta kaip Sąjūdžio diena ir jinai tokia minima šiandien Lietuvoje. Ir dabar, kai esu darbuojuos daug su Ukraina, tai irgi tą darau ne tik tai dėl to, kad man atrodo svarbu reiškia paremti Ukrainos laisvės kovą, bet ir dėl to, kad aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas, kalbant apie Lietuvos saugumą. Beje, žvelgiant į praeitį, iš tikrųjų reikia pasakyti, jog taip jau buvo, kad Ukraina ir Sąjūdis man buvo neišvengiamai susieta nuo pat 1988 metų. Nes kai įsikūrė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė Birželio 3 dieną, po to mes pradėjome, apsižiūrėję, ką čia Lietuvoje reikia daryti pradžioj per šitą vasarą gražiąją Sąjūdžio, kada Sąjūdžio grupių kūrimasis ir mitingai nuvilnijo per visą Lietuvą. Mes apsižiūrėjom, kad reikia kažką daryti su partneriais, išeiti su jais į kontaktus ir ne tik su latviais, estais, bet taip pat baltarusiais, ukrainiečiais, moldavais ir kitais. Ir taip jau gavosi, kad kai aš pasižiūrėjau, kur mes čia planuojam vizitus, mano pirmas klausimas buvo, o tai pas ukrainiečius kada važiuojam? Ir kai mano kolegos ir vyresni kolegos pasižiūrėjo, sako, taip, čia reikės važiuoti, sakyta, nes dabar reikia važiuoti, nes Ukraina labai svarbi yra kaip mūsų partnerė ir keliant saugumo klausimus ir kitus. Ir kaip pasakė vyresniai kolegos, sako, tu keli šitą klausimą, taip pats ir važiuok. Tai taip ir buvo, aš 88 metų rudenį nuvažiavau į Lvivą tam, kad susitikti su jų disidentais, pašnekėti apie tai, ar jie patys neplanuoja kokią nors liaudės fronto kurti, jie tuo metu turėjo tik tai ukrainiečių kalbos organizaciją, istorinės tokias organizacijas ir panašiai. Ir planavau aš ten pabūti tik tai keletą dienų, surinkęs prieš tai iš Sąjūdžio iniciatyvinės grupės žmonių visus kontaktus. Rašytojai davė, mokslininkai mokslininkų. Ir praleidau aš ten apie savaitę, teko padėti jiems organizuotis, teko prisidėti prie jų mitingo sukūrimo. Ir Lvive įvyko mitingas, nemažas mitingas, kuriame aš laikiau ukrainietišką vėliavą, tuo metu dar uždraustą Ukrainoje, sakydamas, kad štai čia yra jūsų vėliava, mums lietuviškai jau leido turėti štai jūsų ukrainietišką vėliavą. Ir nuo to laiko man Sąjūdžio kelias ir Ukrainos kelias tiesiog eina lygia greta.
Tai kalbant detaliau, kaip viskas atrodė, prisimenant tuos gūdžius 1988 metus, nes vis mažiau žmonių lieka, kurie gali pasidalinti išgyvenimais. Tai kaip viskas atrodė Mokslo akademijoje tuo metu? Mokslo akademija atrodė fantastiškai, nors teisingai sakėt, kad buvo gūdus laikai, bet gūdus laikai buvo ir 88 metų pradžia, ypatingai 88 vasario 16 dieną, kada sovietų valdžia suorganizavo tokį mitingą pasmerkiantį vasario 16 ir nepriklausomybės akto deklaraciją. Ten beje kalbėjo ir kai kurie šiandien žinomi Lietuvoje žmonės, bet pavardžių galbūt neminėsime tų žmonių. Gūdžiai atrodė ir taip pat tos represijos spaudimai, kurie buvo prieš disidentus ir net 88 gegužė buvo įvykus labai svarbi protesto akcija prieš, ta prasme, ne tai kad protesto akcija, bet prieš, ta prasme, primenant tuos trėmimus į Sibirą, kurie buvo ir čia veikė Lietuvos laisvės lyga. Bet inteligentija tuo metu ir bendrai, reiškia, tie neformalūs judėjimai visuomeniniai, kūrybinės sąjungos, mokslo akademijos institutai, žinijos draugija, daugybė kitų klubai, paminklosaugos, ekologijos, istorija, kultūra, sociologų, ekonomistų. Viskas tiesiog virė tokiam labai didžiuliam katile ir tiesiog reikėjo kažkam tai pridėti ranką, kad šitas procesas išvirstų į Sąjūdžio įsikūrimą birželio 3 dieną. Tai aš dėkingas galbūt likimo ir kaip, kad ir man teko tą ranką pridėti ir mes buvom keletas tokių jaunų žmonių, kurie organizavo šitą birželio 3 dieną ir tada, iš tikrųjų, sakyčiau, nuo birželio 3 prasideda nebegūdus laikai, o labai gražus. Ir čia nepapasakos iš tų dalykų, čia galbūt nebent jeigu video kokie siužetai ar dar kas nors būtų. Tas pakilimas, mitingas Gedimino aikštėje, dabartiniai Katedros aikštėje, Vingio parke, po visą Lietuvą nuvilnijantis, trispalvės žmonių šypsenos, iš pradžių susikaustimas galvojant, kas čia bus, kaip čia bus, o vėliau tos šypsenos, pagalba vienas kitam, kuri tęsiasi ne tik tai Sąjūdžio tuo pradiniu metu, bet taip pat ir po kovo 11 iki pat sausio 13. Visa tai iš tikrųjų buvo labai gražus laikai. Ir iš tikrųjų tokio pakilimo, matyt, tokie dalykai, aišku, būna kartą per 50-100 metų. Tai aš manau, kad visi tie, kurie tenai buvo, nuo jauno iki vyresnio amžiaus žmonių, tiesiog išsinešė tą fantastinę nuotaiką, kuri ir šiandien yra viduje. Tai vis tik, Alvydai, kaip jums atrodo, ar vis tik Sąjūdis buvo absoliuti Lietuvos sėkmės istorija? Sąjūdis buvo tikrai sėkmės istorija. Klausimo nėra. Aišku, mes galime nagrinėti detalės, kaip viskas vyko, kodėl, taktiškai, strategiškai ar teisingai. Pavyzdžiui, man kyla klausimas, ar gerai buvo, kad, yra tokia institucija, apie kurią iš viso Lietuvoje yra primiršta, Sąjūdžio Seimas. Iš principo, tai yra pirma demokratiškai atsiradusi Lietuvos institucija, nepriklausomai išrinkta, be jokios sovietinės valdžios, panašiai, kuri 89 vasario 16 paskelbė Kaune, stovėdami prie Laisvės statulos, siekį kurti nepriklausomybę. Klausimas yra, galbūt mes jau tada galėjom judėti link nepriklausomybės, gal nereikėjo laukti 90 kovo 11. Bet kadangi po kovo 11 mes turime nepriklausomybę ir matom šitą kelią, ir tai irgi yra sėkmės istorija, prisimenant, kad buvo labai įtakingų Sąjūdžio žmonių, kurie abejojo, ar kovo 11 skelbti nepriklausomybę. Taigi yra labai daug detalių iš tikrųjų visam šitam dalyke. Vis dėlto galima pasakyti, kad kadangi esminis tikslas buvo pasiektas, jau tas yra labai gerai. Man tik tai gaila iš tikrųjų, kad Lietuvoje mes Sąjūdžio Seimo vaidmenį visiškai esam užmiršę, ištrynę iš mūsų istorinio suvokimo. Mes rajonuose iki šiol neturime, nes labai daug žmonių dėja išeina į Anapilį, atminimo ženklų, kad čia ilsisi Sąjūdžio Seimo narys. Štai signatarų po kovo 11 mes turim tokius ženklus, ar vasario 16.
O štai šitų Sąjūdžio Seimo žmonių, kurie paskelbė 89 metais vasario 16, kad sieks nepriklausomybės. Ir šitas stumtelėjimas buvo esminis, kalbant apie tai, kad mes kovo 11 turėtume nepriklausomybę. Mes jų atminties neturim, jinai išsitrina. Gerai, kad sąjūdininkai rajonuose patys parašo istorijas, visą kitą, bet mes neturim Lietuvos valstybės programos remiančios tokios atminties išspausdinimą, pateikimą. Mes dar neturim Sąjūdžio archyvų sutvarkytų, mes neturim daugumos dalykų padarytų, kalbant apie mūsų istoriją. Pagaliau mes turim truputį iškraipytą, švelniai tariant, Sąjūdžio istoriją, kai prisimeni, tai ir skaitai ir matai, tai tą supranti. Taigi daug dalykų iš tikrųjų dar galima labai svarbių, reiškia, padaryti Lietuvoje, bet, kaip sakau, mums visiems tai tikrai negudus laikai. Mes prisimenam tai iš tikrųjų su šypsena veide. Taip, tai visą šitą situaciją jūsų minėtą turime su kuo palyginti. Esate, kaip žinia, didelis ir nuoseklus Ukrainos rėmėjas, nuolat ten dirbate, tikriausiai neverta net lyginti dabartinės Lietuvos su dabartinė Ukraina. Kada atsirado ta takoskyra? Takoskyra tarp Lietuvos ir Ukrainos atsirado dėl to, čia iš tikrųjų dešimtmečių klausimas. Mes turėjom tarpukario Lietuvą. Mes turėjom iš ko semti savo stiprybės, kalbant apie Lietuvos valstybės atkūrimą. Taip, ir mes ir ukrainiečiai turėjom partizanų kovas. Čia mes esame artimi ir tarp kitko vėlgi labai įdomus dalykas, kad tik dabar atrandame tokius faktus, čia kaip buvo minėta, pavyzdžiui, Ukrainos didvyrių diena, kad Ukrainos pasipriešinimo lyderis Konovalicas turėjo labai tamprius ryšius su Lietuvos šaulių sąjunga tarpukario laikais, o ukrainiečių partizanų kova turėjo labai tamprius ryšius su Lietuvos partizanų kova. Mes tuos dalykus galim išaiškinti. Bet kadangi ukrainiečiai turėjo sovietizacijos periodą daug anksčiau, kadangi neturėjo tokių valstybingumo labai tvirtų pamatų, kokius mes turėjom Lietuvoje, atsirado takoskyra vėliau tą 90-21 metais. Mes tikrai tikėjomės, kad ukrainiečiai, ne tik ukrainiečiai, ir moldavai eis tuo pačiu keliu, paskelbs savo nepriklausomybę, kurs teisinę demokratinę valstybę, bet mes matėm, kad jiems ukrainiečiams teko praeiti milžiniškus išbandymų kelius, kol Rusija pagaliau suprato, kad jie Ukrainos gali nebesuvaldyti ir tada ėmėsi karo prieš Ukrainą. Bet jeigu mes kalbam apie Sąjūdžio ir Ukrainos kelio artumą, kalbant apie dabartinį laikotarpį, tai vėlgi, pavyzdžiui, Lietuvoje aš mačiau tokią depresiją, nusiminimą, nepasitenkinimą valdžia, nepasitenkinimą savo gyvenimu. Dabar galbūt to nepasitenkinimo savo gyvenimu yra mažiau, nes ekonomika iš tikrųjų yra pakilusi. O štai Ukrainoje po 2013 metų pabaigoje buvo fantastiškai gražus milijono mitingas Kijeve Maidano aikštėje, kurio kai buvau, tai man tas priminė mūsų mitingus Vingio parke, nors ten buvo 300 000, o čia milijonas ir daugiau. Ir štai ta nuotaika iš tikrųjų taip kontrastavo su kai kuo, kas Lietuvoje yra, kad tiesiog buvo gražu būti ir visą tai ir palaikyti ir vėliau, aišku, buvo tas baisus etapas, 14 metų vasaris, kraujyje bandymas paskandinti Maidano revoliuciją ir visa kita. Dabar šitas karas ir suprantama, kad vyksta tikrai labai žūtbūtinis karas Ukrainos tautos, Ukrainos valstybės už savo nepriklausomą egzistenciją, gyvavimą. Ir tada mes vėl grįžtam prie Sąjūdžio metų. Kodėl, sako, lietuviai taip palaikot ir kodėl, pavyzdžiui, man sako, kodėl tu nuo 17-16 metų atimdamas tiek laiko iš šeimos buvai tenai Donbase ar dar kur nors. Aš sakau dėl to, kad aš manau, kad Donbase buvo galima Putiną sustabdyti. Nebūtų buvę šito viso, reiškia, didžiulio karo. Bet iš principo, grįžtant atgal istorinį laikotarpį, mes prisimenam kitą dalyką. Ukrainiečiai buvo kartu su rusų demokratais, baltarusių, gruzinų ir kitais demokratais sausio 13 mūsų parlamento rūmose. Jie neturėjo ginklų, jie moraliai palaikė mūsų nepriklausomybę. Mes važiavom pas juos, ragindami juos pakilti, kad kartu įveikti sovietinę valdžią. Taigi tai, kas vyksta šiandieną ir tas mano dalyvavimas kaip vieno iš Sąjūdžio kūrėjų tenai, man tai yra kaip Sąjūdžio veiklos tąsa, kartu su ukrainiečiais siekiant to, ne tik tai, kad panaikinti tą blogį, kuris nori sunaikinti Ukrainos valstybę, bet taip pat pastengiant
pagelbint užtikrinti ir Ukrainos, bet taip pat ir mūsų saugumą, nes tikrai labai norėčiau, kad tas blogis, kuris taiga užgriuvo Ukrainą, niekada neteitų į Lietuvą. Žinoma, to norėtume mes visi, mūsų pokalbio laikas dėja baigėsi. Ačiū Jums labai, studijoje buvo su mumis Alvydas Medalinskas, o dabar eteryje trumpa pertrauka. Ačiū Jums, sudėjau. Tęsėme laidą Nauja diena. Besibaigiantis mokslo metai asocijuojasi ne tik su ilgai lauktomis atostogomis. Abiturientams tai išbandymo ir nerimo kupinas metas. Jau visai netrukus birželio 5-ąją 12-okai laikys vieną svarbiausių egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros. Šį egzaminą laikys apie 64% abiturientų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis. Iš viso brandos egzaminų šiemet ketina laikyti 27,6 tūkstančių abiturientų. Apie brandos egzaminų sesiją ir su jie susijusius klausimus šiandien aptarsime su laikinuoju Nacionalinės švietimo agentūros direktoriumi Aidu Aldakausku. Labadiena, Aldai. Sveiki. Na, tai pirmasis klausimas ir būtų. Tai ar šių metų abiturientai susilauks pokyčių lyginant su praėjusių metų abiturientais? Tai šiemet pokyčių beveik nėra. Iš esmės egzaminų sesija bus labai net mokinių abiturientų skaičiais panašiai tai, kas buvo, sakykime, pernai ar užpernai. Aš tik tai, jeigu gerai nugirdau, jog lietuvių kalbos egzaminą laikys 64%, tai noriu pataisyti, kad norint gauti atestatą yra būtina išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą ir jį laikys daugiau kaip 26 000, tai yra beveik visi moksleiviai. Įskaitant, atsiprašau, mokyklinius tikriausiai. Įskaitant mokyklinius, nes tai yra sąlyga atestatui gauti. Tai jeigu sustapteltume prie tos temos, tai iš tikrųjų vidurinio ugdymo programos baigimą vainikuoja ne tik brandos egzaminai, bet ir išsilavinimą liudijantis dokumentas, tai yra atestatas ir jam gauti reikia išlaikyti 2 egzaminus, tai yra privalomas lietuvių kalbos ir literatūros, kaip jau minėjau, valstybinis ar mokyklinis ir dar vienas pasirinktas egzaminas arba brandos darbas. Tai jeigu dar keletą skaičių, kiek čia visko daug ar mažai yra, tai valstybinių brandos egzaminų turėsime 13, mokyklinių turėsime 3 ir šie egzaminai vyks iš viso 552 mokyklose, kuriuose organizuoti egzaminų centrai. Jeigu skaičiuojant atskirais egzaminais, tai turėsim net daugiau kaip 2000 centrų. Tuomet reikia turbūt dar paminėti, kad daugiau kaip 1000 vertintojų vertins mokinių darbus. Na ir žinia ta, kad egzaminą galima laikyti tik tai turint teigiamą metinį įvertinimą, tai yra ne mažiau kaip 4. Kalbant apie abiturientų pasirinkimus laikant egzaminus, tai ar yra išryškėjusi pakitusi tendencija, galbūt šiais metais rinkosi laikyti kitus egzaminus lyginant su praėjusiais metais? Tendencijom to nepavadinsi, yra svyravimai, sakykime, tarp kai kurių egzaminų pusės procentų lygyje. Na, tarkim, jeigu pasakysiu, kad šiemet truputį mažiau rinkosi informacinių technologijų egzaminą ar biologijos egzaminą ir truputį daugiau rinkosi fizikos, chemijos ar tos pačios matematikos, tai aš kalbu realiai apie 0,5% svyravimus. Tai populiariausias po lietuvių, kadangi jis yra iš esmės būtinas egzaminas, populiariausių išlieka užsienio kalba, anglų. Tai yra daugiau kaip 18 000 abiturientų, tada antras pagal populiarumą turbūt irgi jokia paslaptis matematika, kur turime virš 17 000 abiturientų, na dar prie tokių masinių ir populiarių egzaminų priskirtinas istorijos, sakykime, kurio skaičiai perpus mažesni, tai yra 8 000 ir daugiau, na toliau yra biologija ir geografija irgi atitinkamai 6 000, 4 000 virš abiturientų.
Grįžkime prie jau jūsų minėto matematikos egzamino kaip vieno iš populiariausių. Nepaslaptis, jog šis egzaminas būtent kasmet ir susilaukia labai daug atgarsių, neva užduotis per sunkios, sunkiai įveikiamos būna abiturientams. Daug žmonių, žodžiu, nepasitenkina rezultatais. Kas lemia, kokios to priežastis? Ar menkas pasiruošimas, galbūt spragos programuose? Matyt, yra ne viena ir ne dvi tos priežastys arba veiksniai, kur galbūt neatmestina ir tai, kad turime vis tik tai ir kitos kartos vaikus, ir visai kitos kartos mokytojus, kur galbūt perteikti tą netaip jau paprastą matematikos dalyką yra vis sunkiau. Iš kitos pusės jaunoji karta irgi labiau jau pripratusi, kad viskas būtų greitai, paprasta ir pigu, ar ne, tai matematika nėra iš tų dalykų ir nors paradoksalu kažkada įrodyta Pitagoro teorema, kad įžambinės kvadratas lygus statinių kvadratų suma, jinai nesikeičia, bet tas, kas nesikeičia, tampa vis sunkiau ir sunkiau. Tai tikrai iššūkių mokykloje yra su susidraugavimu su matematika, ar anksčiau buvo kitaip, tai sakyčiau galbūt, bet visada buvo matematika tas dalykas, kurį vadino visi mokiniai kietas. Truputėlį prieinant prie kitos temos, visai neseniai vyko tarpiniai 11-okų patikrinimai, taip pat sukėlė labai didelį sąmyšį visuomenėje. Kodėl kilo šis sumaištis? Ar galima tikėtis, kad kitais metais šios klaidos nesikartos? Tai tikėkime, kad klaidos nesikartos. Aš teko dalyvauti laidose ir prieš tarpinių patikrinimų sesiją. Na ir vis tiek galim galvoti, kad 100% būsime pasirengę visam kam. Tai aš pamenu, sakiau, 99% tikrai taip, dėl vieno visada gali kažkaip apsiskaičiuoti, netikėtumų būna. Tai turbūt kiekvieno tarpinio patikrinimo metu įvairių nutiko nuotykių ir sistema šiek tiek, ir, sakykime, užduotis šiek tiek, organizavimas gal kai kada, bet turint galvoj, kad jų vyko 20 ir, sakykime, 3 tokie jau buvo didesni, kur turėjome didesnių rūpesčių, tai sesija praėjo pakankamai gerai, atmetus visą tą triukšmą, kuris kilo. Kitais metais tikrai planuojam, kad šitie procesai visi ir kokybės užtikrinimo užduočių, ir, sakykime, reguliavimo teisės aktų lygyje, ir komunikacijos, kur buvo pastebėta, tikrai įsivertinom klaidas ir išmoktos pamokos kitiem metam padarys tik tai pliusą, sakykime, bus tikrai geriau. Birželio 6 dieną Švietimo mokslo ir sporto ministerija turėtų spaudos konferencijoje jau konkrečiai pasakyti, kaip vyks tarpiniai patikrinimai ir brandos egzaminai kitais metais. Tai tikrai judam į vieną sesiją ir 3 gimnazijos klasių arba 11-okai, kas populiariau yra žinoma, kartu su 12-okais. Tai yra pat birželio mėnuo, ką ir šiandien kalbam, bus jau mokyklose rimtas 2 sesijų mėnuo, ne vienos. Tikėkime, kad pokyčiai tik į naudą bus būsimiems 11-okams. Praėjusiais metais, taip pat pakalbėkime apie praėjusius dar šiek tiek metus grįžtant, švietimo sistemoje naujove tapo skaitmeniniai atestatai. Tai šiemet planuojama, kad atestatus abiturientai gaus ne tik skaitmeninius, bet ir lietuvių ir anglų kalbomis. Kokia iš to nauda? Tai žiūrėkit, neplanuojama, viskas yra padaryta ir tikrai tokie atestatai yra parengti. Jeigu reikės abiturientam net ir išsispausdinti, tikimės, kad nauda bus tokia, jog tie abiturientai, kurie stoja į užsienio universitetus, išvengs tarpinio kažkokio vertimo tų atestatų, kuris buvo, ar pavyks labai lengvai išvengti notaro patvirtinimo, šito negaliu garantuoti, bet kur dar viena lengvinanti aplinkybė, jeigu pernai, sakykime, Nacionalinės švietimo agentūros direktorius tvirtindavo tą skaitmeninį atestatą, kam reikėdavo į užsienį labiau, tai šiemet patvirtinimo galią turės ir pats mokyklos vadovas. Tai yra, daugiau rankų, bus viskas paprasčiau ir greičiau.
Na ir rezumuoti mūsų pokalbį norėčiau aptariant dar vieną labai tokį svarbų pokytį švietimo sistemoje. Tai jūsų nuomonė, ar šiais metais įvykę švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tiek nacionalinės švietimo agentūros pokyčiai vadovybėse turi įtakos abiturientams? Visai švietimo sistemai, turiu omenyje. Na tai žiūrėkit, turbūt per daug ilgas ir rimtas buvo sutarimas švietimo bendruomenėje, tiek tai keisti ugdymo turinį, tiek iš to išeinant ir keisti pačią vertinimo sistemą, tai yra atskėlimas nuo brandos egzamino dalies tarpinių patikrinimų, jisai buvo daromas sąmoningai, išgirstant ir mokinius, ir mokytojus, jog, sakykime, egzamino medžiaga yra gana sudėtinga ir tas 3 valandų ar 4 valandų išgyvenimas yra per didelis stresas mokiniams ir dėl to reikėtų skaidyti. Tai turbūt svarbiausia, kad buvo įsiklausyta, ką girdim ir dabar švietimo bendruomenės, ne, atgal kelio nėra, matyt tam tikros realizacijos, kad tai galėtų būti geriau. Na, tokia ir yra švietimo paradigma. Reikia tobulinti dalykus, kad būtų geriau, o ne, sakykime, vien verkt atsisėdus, o gal eikim atgal. Tai turbūt, kalbant ir apie skaitmeną, ir apie elektroninius patikrinimus, atgal kelio šiandien dienai nėra. Ir kaimininės respublikos, pavyzdžiui, Estai tie patys eina tuo pačiu keliu. Dėkoju Jums už pokalbį, laikas baigėsi. Su mumis studijoje buvo Nacionalinės švietimo agentūros laikinasis direktorius Aidas Aldakauskas, o šiandien laidoje Nauja diena būtų tiek. Susitiksime rytoj 13 val. Per Lietuvos ryto televiziją.